mažiukas. Tik tai, kad vrum nedaro. Varom toliau. Vietinės, ta prasme, jau biškiais važiuojantis bus. Bet va tokie vis dar stebina. Vagiamiausias automobilis Amerikoje. Aš tokią Chevy visada norėjau tokį. Su foteliu, kad... Jums gero žiūrėjimo, kaip mes čia vargstam, o mes einam vargt. Labas rytas. Labas rytas. Ir šiandien galima matyti, kad Corrado plauna, nes šiandien yra ta diena, kada Corrado važiuoja į SEMA parodą. Ir mes ją atlydėjom iki pat Amerikos, Las Vegaso ir šiandieną jau važiuos į SEMA parodą. Tad ką, nuplaunam, nublizginam ir tuoj pat susitiksim jau SEMA parodoj. Na ir ką, atvažiavom į SEMA, po vartelius tai važiuosim. Ką, vežam Corrado? Tai aš važiuoju tokiam vakartę, manęs Corrado. Na ir ką, atvažiuojam jau tenais, kur turim pristatyti automobilį. Ką turim, Supra. Dar vieną. Kokie aparatai važiuoja visur. Va, kaip parodą atvažiuojam. Jau iš šitos parodos Corrado išvažiuos su nauju savininku. Bus paskelbtas naujas savininkas jos. Statom Corrado, jos jau, dar turbūt persatys 100 kartų, nes čia dar kilimai. Baudė. Matėm Las Vegase. Šiandieną yra pasiruošimo diena. Pasižiūrėkit, visi ruošiasi, visi ruošia savo stendus, o mes ką galim padaryti? Patsiokinti, kaip jie ten viską daro. Tai ką, einam kartu? Tai va, pilna mašina, va taip uždengtų mašinų, čia žmonės dirba. Toks bardakėlis mažas paruošiamasis, bet... Ir šiąnakt sakė, visi žmonės viską tvarkys, tai wow bus. Tikrai įdomus modeliukas Toyota. Supra arba Celica. Arba Supra Celica. Supra. Jau kiti stendai paruošti, visos mašinos uždengtos. Ką, turim ir įdomų mašiną iš nežinau kurios dalies, kur važiavo per Gitiliusitę, kur, vienu žodžiu, kur nuskandino povandeninį laivą su mašina. Pažiūrėkim, kaip ta mašina atrodo. This is for my son. Variklis įdėtas į L4 į galą. Ir salonas, aišku, nuoso buteliukas. Tikrai atrodo, wow. Einu jau pro šalį ir galvoju, ar šitas automobilis turi istoriją. Pažiūrėjom VIN kodą, aišku, kad jo neradom. Aišku, kad jisai turi istoriją, aišku, kad daug lenktynių lenktyniavęs, nes matosi, kad jis buvo darbinis. Bet šalia jo mes turim McLareną. McLaren MP412C. Ir žinot ką? Kiekvienas automobilis turi savo istoriją ir šitas automobilis taip pat turi savo istoriją. Neužmirštam naudotis bendras nuolaidos kodas CarVertical ataskaitai gauti, o kai čionais galim pasižiūrėti šio būtent McLareno CarVertical istoriją. Ir ką mes matome? Ties rida šauktukas
emisija. Nu, McLareną perkant nieks neskaičiuos, kiek už taršos mokesčius sumokės. Bet aišku, kad jisai yra aukštas. Na ir ką mes matom iš nuotraukų, kad šitas McLarenas anksčiau buvo geltonas. Tad kažkurio gyvenimo momentu jis paėmė ir pakeitė spalvą į būtent šitą violetinę, sakyčiau. Bet iš tikrųjų labai gražus. Kas likęs originali spalva, tai yra tik tai suportai. Suportai buvo geltoni ir liko geltoni. Ir tikrai labai gražus McLarenas, nieko negaliu pasakyti. Aš ir pats tokį paimčiau mielai, bet jeigu jūs norite įsigyti automobilį, tikrinkit savo naują perkamą automobilį su Benas nuolaidos kodu, nes kiekvienas automobilis slepia savo istoriją, o istoriją geriau žinoti prieš perkam, tam, kad neturėtume daugiau išlaidų. Tad ką, Benas nuolaidos kodas ir aprašyme yra nuolaidos. Ir girti ir šitai pirmoje dalyje buvo tik tai viena Supra, o šiandieną Simos parodoje pamėginsim padaryti tai, kiek rasim oranžinių, gražių iš Fast and Furious Suprų. Vienas. Čia kai einėme Amerikai, tai va, kokių traileriukų galim nusipirkti, nu, mes nežinau, ar įpirktumėm, bet čia aš matau virtuvė ir visa kita, viskas čia viduje yra. Tai man su tokiu traileriuku atvažiuoja Hebra į Simo parodą, aukštis, tai nežinau, aš šalia atsistosiu, tai aš žemai stoviu, mano ūgis 1,76 m, ten mažiausiai dar 2,5 m turbūt į viršų. Tai va toks mažas traileriukas. Va tokius parkuoja aparačiukus, nu gražus aparačiukai. Šitą tai esu matęs, kaip važiuoja, nu video esu matęs, kaip per dykumas važiuoja, važiavom susitikti. Gaila lyg dangaus su džipais, vairo suka, galas sukas, tada jie ką nori, niekas jiems nedraudžia, dydis jiems svarbu. Gaila lyg dangaus su džipais, vairo suka, galas sukas, tada jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Galvojau, kad toks būtų pravartus tose laukuose, nes ten važiuoklė belė kaip daro. Na ir aišku, jas ir reklamuoja amortizatorius, tai nenuostabu, bet šiaip tai žvėris. Aš žiūriu šitą mašiną ir galvoju, nu grobai belika, tik tai iš tos mašinos siluetas, kaip žmogus numeris ir palats. O šiaip tai ką, galima Ford Mustango Focus Bodys, va taip parodytas, atvizualizuotas. Wow, gražu. O ir Ferrari F40, tikra legenda. Na, jeigu jums Mustangas nepatiko, tai va, prašau, Camaro grobai. Mažiukas varikliukas. Kaip Camaro gražiai padaryta. Wow, salonas tai iš viso belė kaip gražiai atrodo. Pažiūrėk į saloną. Vienetinis. Tikrai automobilis. Nuostabiai atrodo. Ir žinoma parašyta, kad neliesti. Tam, kad pastatytų naujausią Nissaną, tai yra akmenų atsivežė Hebra. Simai, ar tave stebina šitoje parodoje pamatytas Mustangas? Ne, jis paskęsta. Jau čia pilna. Kaip Kaip grybų Lietuvos miškuose. pavasarį? Nu, BMW ir M ženkliuką, kad čia pamatysiu, tai nenusibau. Bet turbos dydis tai belė koks. Ir šitas antrukas, berods, yra pritaikytas dragui. Bet aš visiškai nesuprantu šitos mašinos. Čia yra Hyundai Ioniq 5 elektromobilis. Esu kažkada pasiėmęs test drive daręs. Reikščiau, grynas yra elektromobilis. Ką iš čia veikia su visais splitteriais, pažeminimais, gigantiškų buferių, spoilerių. Didžiulis. Ir jisai yra elektromobilis. Bent jau kažkada jo gyvenime buvo. Elektromobilis. Tai va, tokie va automobiliai čia pas mus gyvena. Išėjom į lauką, čia dar daugiau visokių automobilių pristatyta. Va tokių didelių trakų, kur pasižiūrėk, trakas priekis už mane aukštesnis. Eina savo. Va čia tai yra tikri amerikonai. O čia tai prispalvino. Rūžava, žalia, balta. Nu vienu žodžiu.
Nuspigliai mažiukai čia. Esam tarp trakų, eilės, didžiulės eilės trakų. Ir ką mes dabar padarysim? Eisim ir pasižiūrėsim, su kokiais ratais jie važinėja. Einam. Prieš 18 metų aš buvau irgi Amerikoje. Ir žinot, aš pardavinėjau knygas nuo durų iki durų. Ėjau pas Mrs. Jones ir beldinau. Ir vieną kartą atidarė vaikinukas. Ir jisai kieme turėjo 2 trakus. Vieną seną, vieną naują. Ir sako, ai, tai jau vienu žodžiu. Ir aš taip žiūrėjau ir galvoju, reikia man paklausti, kodėl jie renkasi tokius didelius automobilius. Ir sakau, why you buying this big trucks? Ir jisai, žinot, pagalvojo minutėlę ir sako, we are big peoples, so we need big toys. 22. Na ir matau dar 2 trakus su dideliais ratais, einam pasižiūrėsim, koks jų dydis. Na ir šito matau. R30. Ar mes Lietuvoje turim R30 dydžio ratų? Aš nežinau. Einam prie kito trako. Ir mes matom prie kito trako irgi dydis R28. Pralaimėjo. Einam. Na ir ką dar vienas didžiulis ratlankis? R30. Tik tai R30. Einam dar prie kitų. Dar vienas didžiulis ratlankis. Ir jisai yra R26. Mažiukas. Kaip mato, čia tikrai amerikonai pakvaišė dėl dydžio. Ir pažiūrim, kaip ruošia savo mašiną parodai. Ir matau, kad jos dydis yra R30. Mažiukai ratukai. Ir žinot, kas jau nebestebino šitokiose parodose, kai vaikštau? McLarenai. Jų kaip pip. Bet va tokie vis dar stebina ir tikrai traukia akį, nes tikrai gražus aparačiukai, kurie kvepia senovė, daug darbų, išlaikymo ir tikrai meilė automobiliams. Kaip norėčiau aš į praeitį arba į ateitį DeLorean. Skrendam mes kažkur laiku į priekį ir atgal. Norėtumėm mes nuskrist su DeLorean. Čia DeLorean tikrai ateitis buvo. Kažkas truputėlį pasidarbavo su šituo automobiliu. Ir pasižiūrėkit, įkišo Ferrari variklį. Ferrari variklis tiesiog sėdi. O žinot kodėl? Nes DeLorean varikliai šiaip yra labai nepatvarus. Tai vat, tiesiog paėmė ir įkišo Ferrari variklį. Ėjom ir pamatėm Cybertrucką ir pasižiūrėkim, su kokio dydžio jisai ratais važiuojam. R20. 28565 R20. Nu, ne. O žinote, koks buvo vienu metu vagiamiausias automobilis Amerikoje? Štai va, jūs matote. Acura Integra. Ir buvo vagiama labai stipriai dėl jos variklio, tai šita ryškiai buvo dar nepavogta ir variklis liko viduje. Kai pamatai visą laiką mašiną, tai galvoju, wow. Ir ką mes matom, Chrysler 300 su R26 ratais. Milžiniškais ratais ant sedano. Yra sakoma, kad paprastume slypis grožis arba kažkas paprastume viskas ten slypi. Pasižiūrėkit. Toyota Tacoma neužmušamas automobilis ir kokia paprasta galinė važiuoklė. Nuvažiuos ir važiuos 100 metų ir dar toliau. Wow. Man asmeniškai tai iš vaikystės yra, net vaikystės, visą gyvenimą daugiausiai užstrigęs filmas, aišku, Greiti ir išsitė ir buvo tikrai, toks graudu netgi ir liūdna, kaip mirė Brianas arba Paul Walkeris, o čia mes turime Brian garažą, iš tikrųjų ir einame pažiūrėti, kas tenais viduje ir ką turi Brianas kartu tenais. Lekim. Na ir iš karto įėję mes matome iš pirmos dalies mašinos, tai yra Eclipse ir ant viršaus Integra, kur dalyvavo lenktynėse ir taip pat Mazda RX-7. Tai būtent šitos 3 mašinas lenktyniavo tai pačioj pirmoji daly. Taip pat turim antrą Supra, Briano iš antros dalies GTR. Tai GTR'as, Supra ir šita Honda S2000 dalyvavo antroji daly lenktynėse irgi, kur buvo įžanginės lenktynės. Tai iš tikrųjų, ir aišku, Jesse Jetta.
Tai iš tikrųjų nuostabu matyti šituos automobilius ir gyvai, aišku, turbūt tai yra replikos, nes šitos dvi Supros pagal istoriją negalėtų stovėti vienam stende, nes kiek man žinoma, iš pirmos dalies Supra buvo paimta, perdažyta ir padaryta į šitą. Ir dar žiūrėk, kokią mašiną radau, dar vieną radau. Ir dar radau Eclipse. Eclipse dar radome tą pačią. Iš antros dalies. Antros dalies Eclipse, jo. Tai wow. Ir čia šita dar gali būti, kad ir tikroji. Nu, iš tikrųjų, smagu matyti. Na, aš galvoju, kad Teslos visos yra nuobodžios mašinos, bet pasižiūrėkit, čia nais Tesla kaip gražiai atrodo. Sužeminta, visa padaryta, tikrai gražiai aptraukta plėvelė. Nu, visokie lipai, ratlankiai, pažiūrėkim, kokie gražus. Tikrai, nu, man tai patiko šitą Tesla, net galvočiau įsipigyti. Tokia jau spoileriukas, pasižiūrėkit, koks toks nepamažintas, suolelis picai valgyti ir taip toliau. Nu, tikrai, vrumba. Tik tai, kad vrum nedaro. Varom toliau. Nu ir čia visokių va tokių automobilių, pasižiūrėkit, kokie auksiniai ratai, kokios padangos aukščio, eina savo. Jau kaip atrodo automobiliuks, tai Vairas, žiūrėk, stipinukai, auksiniai stipinukai vairo. Gražumėlis, nu jūs įsivaizduokit. Tikrai, variklis irgi, apauksuotas generatorius, vyriai, auksiniai, pasižiūrėkit, kaip čia viskas atrodo, wow. Na ir aišku, toks biški variklis irgi nešpietinas, ta prasme, jau biški važiuojantis bus. Nu, gražu, žiūrėt, wow. O čia motociklas, kuris visų mašinų signalizacijas pažadina. Tyliai groja. Aš tokią Chevy visada norėjau, tokią, supranti, kai dirbau konsultacijose, tai kad atvažiuoji pa žmogų ir konsultuoji vietoj, tik tai čia vietoj kėdžių sudėtos biški garso aparatūra. Bumčika, bum, pasižiūrėkit, kiek Mustangas aikta savo aparatūrą, tai biški tokia nevaikiška, sakyčiau. Visiškai nevaikiška. O variklis tai tik tai 2.3 EcoBoostas. Bet aparatūros tiek prikrauta, kad tas EcoBoostas turbūt čiut veža. Kur tu? Čia tai Fordas. Pasižiūrėkit, kas per Fordas. Hunican Fordas. Trakas. Tai reiškia, kad tikrai su juo buvo atliktų tikrai gerų dalykų. Ir benzino bakas, galinė važiuoklė, aušinamas visas tepalas ir visa kita čia nais matau, kiek matau. Nu ir variklis su tokiom mažytėm turbinytėm, interkuleris ir taip toliau. Jis turėjo važiuoti kaip tikras uraganas, bet kokio pločio, tai net negaliu pasakyti. Belė kaip platus. Tai ką, mums šiandien pavyko surasti 3 Supras, tokias kaip vairavo Brianas, o jų aš žinau, kad dar slepiasi. Tad ką, eisim dar ieškoti. Kanalą. Šiandieną atvažiavom kitų projektų pažiūrėti Simą. Ir įsivaizduokit, stovėjimas kitiems kainuoja $60 už dienelę, kad jie galėtų patekti į Simo parodą. Gerai, kad mes savo Pacifiką pasiparkavom viešbutį, atėjom peškomis, mums nereikėjo $60 mokėti. O kaip jūs, manot, $60 daug ar mažai už dieną pasiparkuot, kad patekti į Simo parodą? O ką, šiandieną keliaujam tenais ir žiūrim, ką rasim antroji dienoj. Lekim. Slampinėjame, pošimos parodo, belė kiek čia mašinų, patiuninguotų ir gražių, nudažytų, papuoštų, bene su mikrofonu. Eilinį kartą failą jis padarė, tai kuriant dainą šio. Dydis jam svarbu, kylali, dangau, su džipais, vairiam suka, galas sukas, deda jie, ką nori, niekas jiems nedraudžia. Matome
mes čia visko, ir senų korvečių, ir naujų mustangų. Jau McLarenas stebina čia nieko, visi automobiliai skirtingi, nėra čia nei vieno tokio paties. Automobilis čia yra meno kūrinys, šimtus jie tūkstančių išleidžia jie. Visiems svarbu, kyla į dangų su džipais, vairan suka, galas sukas, deda jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Išsiskirti ieško būdų jie, prikabina kuo daugiau jie turbūt. Deda dūdas didelės, net vargonuose tokių nerasi, net Datsuną jie sukerti su Viper sugebėjo. Dydis jiems svarbu, kyla lik dangau su džipais, vairan suka, galas sukas, deda jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Pasivaikščioje supratom, čia didžiausia paroda. Sukas galvos, nesuprantam, ką filmuoti čia per kamerą, sunku pasakyti, kas čia daros ir ką čia matom. Dydis jiems svarbu, kyla lik dangau su džipais, vairan suka, galas sukas, deda jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Slapping him in mess. Šiandien mes Būsimos paroda, belė kiek čia mašinų, patiuninguotų ir gražių, nudažytų papuoštų, Benas su mikrofonu. Eilinį kartą feilą jis padarė, tad kurią dainą šiam. Dydis jiems svarbu, kaila lik dangau su džipais, vairan suka, galas sukas, deda jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Dydis jiems svarbu, kaila lik dangau su džipais, vairan suka, galas sukas, deda jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Matome mes čia visko, Ir senų korvečių, ir naujų mustangų. McLarenai nestebina čia nieko. Visi automobiliai skirtingi, nerasi čia nei vieno tokio paties. Automobilis čia yra meno kūrinys, šimtus jie tūkstančių išleidžia jie. Dydis jiems svarbu, kaila lik dangau su džipais, vairan suka, galas sukas, deda jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Dydis jiems svarbu, kaila lik dangau su džipais, vairan suka, galas sukas, deda jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Išsiskirti ieško būdų jie, prikabina kuo daugiau jie turbų. Deda dūdas didelės, net vargonuose tokių nerasi, net Datsuną jie sukerti super sugebėjo. Dydis jiems svarbu, kaila lik dangau su džipais, vairan suka, galas sukas, deda jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Pasivaikščioje supratom, čia didžiausia paroda. Sukas galvos, nesuprantam, ką filmuoti čia. Per kamerą sunku pasakyti, kas čia daros ir ką čia matau. Dydis jiems svarbu, kyla lik dangau su džipais, vairan suka, galas sukas, deda jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Dydis jiems svarbu, kyla lik dangau su džipais, vairan suka, galas sukas, deda jie ką nori, niekas jiems nedraudžia. Ir čia yra tik tai viena iš šitų salių. O yra tokios 6 salės. Toks va tas gyvenimas. Kaip tau šitas įėjimas į šitą, kaip pavadinti, centrą, ekspozicijų centrą? Milžiniškas.
ką, kol tenais driftina, galim pasižiūrėti, kas per automobilį. Tai aišku, drift limo matom su mėdiniuose varikliukų, bet surinktų Anglijai. Na ir aišku, čia galim matyti kokių agregatų. Triukšmas didžiulis iš tikrųjų, wow, viskas čia taip, stiprokai vyksta, galite matyti, driftas vyksta tenais. Mes esam ten, kur yra paruošiami automobiliai drifto, kaip matėte, ir šitas buvo užkurtas, bredo padangos yra keičiamos, o šitam vargšeliui, pažiūrėkim, kas atsitiko. Ogi, susprogo galinės padangos, kaip matot, truputėlį per daug visko darė, burnautų. Matėm irgi prieš tai video, kad, irgi susprogo keletui, tai iš tikrųjų ten vyksta karšti dalykai, o čia nais vyksta padangų montavimas, kaip tik montuoja padangas, man atrodo, Zetkės, Nissano, ruošia kitiems išvažiavimams. Na ir ką galima pamatyti, Mustangėlį turbūt išėmė kažkas tą savo 3.7 varikliuką ir įdėjo šitą mažiuką, va tokį varikliuką. Viskas perdarytas, stabdžiai perdaryti. Gerai, kad šitoj mašinai tikrai yra pilna vietos, radiatorius atstumtas į patį priekį. Pasižiūrėkite, koks gražuolis. Kiek čia arklio galių, taip, bet šalia stovi Dodge'as. Dar vienas, pasižiūrėkite, su kokiu varikliuku. Jie V8 deda, Supercharger'us deda ant viršaus. Iš tikrųjų, šitie žvėris turi begalės arklio galių. Ir kiti gražuoliai. Ruošti driftui ir ne tik... koks šitas gražuolis. Drift pad. Tenais. Čia yra pasiruošiama automobiliams. Ir važiuoja rodyti savo pasirodymų visi šitie gražuoliai. Let's count it down from 5, 4, 3, 2, 1. We made it. She's got some stone chips. Woo. She's looking fresh, and we stick up on the rooftop for everywhere we went. So, Friday 2:30, this will be given away. Make a wish. Please give generously. That's ultimately, as a petrol head, our passion is cars. We've got to live out our dreams, visited amazing places, made some amazing new friends and caught up with old friends, and we're going to keep doing this. SEMA have been brilliant to partner with us on this trip, and there's lots of conversation at a higher level to make what we've done even bigger next year. So have a look around the car, enjoy it, find out more about EBC brakes, and please QR code it. Thank you. Tai ką mes radom šiandien SEMA parodoj, tai esam Las Vegas Convention Center patalpose, visas šitas dalykas įsikūręs ir čia yra LVCC West Station arba Tesla Loop, tai reiškia Vegas Loop, kaip tai atrodo, tai atvažiuoja tokios Teslos ir yra iškasti požemiai ir jos važinėja požemiais. O kam jisai būtent yra šitas? Tai kad galėtumėt būtent šioje parodų centre greitai patekti iš vienos pusės į kitą pusę. Yra šiaurė, vakarai, rytai ir pietus. Ir realiai galite į visas pusės iš čia patekti labai greitai po žemė tuneliais. Ir čia yra bandomasis toksai dalykas, tai Las Vegase iš tikrųjų greitai bus iš oro uosto į pagrindinius viešbučius padarytas toksai Tesla Loopas po žemė, kai važiuos mašinos.
važiavam kažkur čia. Ne. Užsidegė vienas. Ir jie džiaugiasi dėl to. Neskaro, trim Neskaro. Su Ferrari varikliu vienas turėjo. Nebepajuda, viskas, nebepajuda. Turėsime su foteliu, kad Karas važiuoja. Sofelė pasidėjo karočią išvažiuoja, driptint vyrai.
atrodo, į kurią mašiną bredas įlipo, tas sulūžta. Kardanas sulūžo. Nusuko kardaną. Ką, išvažiuoja? Kardanas sulaužė, kaip ir pasibaigė jo. Aš galiu pasakyti apie Simo parodą. Simo parodoje turbūt visko yra, nuo ratlankių iki nuo valščiukų, iki kiekvieno dalyko, ko jums reikia jūsų automobiliui. Ir iš esmės, jeigu jūs norit savo, tarkim, parduotuvėje ar automobilį kažkaip upgrade'inti, padaryti geresnį ir taip toliau, Simo paroda turbūt yra ta vieta, kur jums reikia atvažiuoti. Bilietai nėra kažkokie kosmosas ir paimat, atvažiuojate į Simo parodą ir tikrai galite rasti viską, ką amerikiečiai gali pasiūlyti ir ne tik amerikiečiai gali pasiūlyti jūsų performances ir visus kitus dalykus. Simo paroda milžiniška tiesiog paroda ir čia visko yra. Einam pasižiūrėsim. Kalnas ratlankių, pakelėjų, dažų, suvirinimo aparatų. Linkėjimo Artūrui, elektrikui mūsų. Nu tai yra aišku visokių prietaisėlių ir elektrikams yra visokių. Ir aišku yra didelių berniukų žaisliukai, va, tokie mustangiukai. Tik $329. Simas, aišku, ir bandys, kaip važiuoja šitas daiktas. O. Greitai, krito. Jautrus zarada? Jautrus? Jautrus. Ir važiuoklės, visokių komponentų. Na, žinoma, garso aparatūros. Ir yra dyno testas net automobiliukams mažiems, mažom mašinytėm. Ir duslintuvų visokių dydžių. Ir kokių tik tai norit spalvų. Nu, jeigu greitai lekia, reikia sustoti, tai stabdžių irgi yra. Nu, kad posūkiuose gerai laikytų, amortizavimo sistema koilai ir visai kitą. O jei kumelių per mažai pas jūs po kapotų, tai va, parašom ir variklių. Tai ačiū, kad žiūrėčiau mūsų trumpą video apie Simą. Galiu tik tai tiek pasakyti, kad šitame car show, kiek aš buvau car show, čia yra pats didžiausias car show ir viskas čia yra. Bet čia reikia atvažiuoti ir pačiam pamatyti, nes per video labai sunku pertikti tai, ką mes čia matom. O ką, jeigu patiko šis video, laikinam šį video ir subscribinam kanalą, nes dar panašių ir geresnių dalykų bus tikrai. Na ir dar pabaigai, iš tikrųjų vaikščiam ir daugiau neradom, tai tik tai 3 vienodas Supras radom mažokai.